Jau nemažai išmokome ankstesnėse pamokose, tačiau norisi dar kartelį pakalbėti apie svarbius žaidimo elementus – stovėseną ir judėjimo būdus. Paplūdimio tinklinio žaidimo metu sportininkas turi mokėti bėgti pirmyn, atbulomis bei pristatomų žingsnių. Judėti reikia ne dideliais, o smulkiais žingsneliais. Norint taisyklingai judėti pristatomuoju žingsniu, būtina atkreipti dėmesį į taisyklingą kojų darbą. Stovint pagrindinę stovėseną, kitaip vadinama žema stovėsena, žengiamas žingsnelis į šalį ta koja, į kurią pusę norima judėti. Kulnas turi būti šiek tiek pakilęs nuo smėlio. Kita koja slystamuoju žingsneliu pritraukiama į pradinę padėtį. Kūno svorio centras palengva pereina nuo vienos kojos ant kitos. Žaidimo metu svarbu vengti tokių klaidų. Neišlaikoma pagrindinė stovėsena, judama šuoliuojant ir ant pilnos pėdos, žemyn nuleista galva, neteisingai paskirstytas svorio centras, judesio metu mosikuojama rankomis. Paplūdimio tinklinio žaidimo metu dažnai tenka judėti ir atbulomis. Tuomet kojos turi būti sulenktos per kelio sąnarį, rankos paruoštos atlikti tam tikrą gynybinį veiksmą, o kūnas per liemenį pasviria šiek tiek į priekį. Labai svarbu žinoti, kad sportininko stovėsena turi būti žema. Reikia išmokti taisyklingai stovėti ir taisyklingai judėti. Kai tai atliksite automatiškai, galėsite koncentruotis tik į priešininko žaidimą ir perprasti jo taktinius veiksmus.